Sveiki, aš esu Neringa ir šiame kanale pasakoju apie Etsy pardavimų platformą, kaip joje aukti, kokios galimybės, kaip ten viską teisingai daryti, kaip būti atsargiam ir šiandien bus vienas iš tokių video. Noriu, kad šie video nebūtų tokie sumaketuoti, nušlifuoti ir atsargiai įrašyti, kur kiekvienas žodis apgalvotas ir redaktoriaus sudėliotas. Šie video bus gana organiški, aš juos labai minimaliai maketuosiu arba iš vis nemaketuosiu. Tiesiog pirmas dalykas, tai nenoriu tam gaišti laiko, kai yra tiek svarbaus, ką jums parodyti ir papasakoti. Kitas dalykas, tai kad, na, tai daryti reikėtų tikriausiai profesionaliai ir tai nėra mano profesija, nors šiek tiek aš moku maketuoti ir mėgstu ir kartais ir vlogus darau ir tiesiog kai tą pajaučiu, bet kai aš noriu kalbėti ir noriu daug pasakoti, aš tiesiog noriu kuo greičiau išlietim savo mintis ir paleisti į viešumą, kad visi surastumėt tą turinį ir iškirstumėt, o ne dar savaitę laiko kažkur nudėti į šoną, nes aš labai puikiai moku atidėlioti darbus ir aš žinau, kad jeigu nufilmuosiu video ir aš jo neįkelsiu, bet man jį reikės suredaguoti, tai aš lauksiu. Tai va čia ir su Etsy darbais daug kam tai būna, dėl to aš stengiuosi. Kai man kilo mintis, idėja kažką padaryti, aš iš karto įmu ir darau. Taip ir šis video. Aš jam nesiruošiau, neturiu jokių užrašų, bet aš tiksliai žinau, ką aš jums noriu papasakoti. Ir tai bus ne visai apie smagius Etsy dalykus. Tai bus apie tai, dėl ko jūs dažniausiai į mane kreipiatės, kai jums reikia skubos pagalbos, tai yra Etsy blokavimai. Tai ta tema, jinai tokia skaudi daugeliu Etsy sellerių, kurie yra nuo to nukentėję. Ir į mane yra kreipęsi nemažai žmonių lietuvių. Aš Etsy tema konsultuoju tik lietuvius, anglų kalba to nedarau. Anglų kalba yra labai labai didelė rinka Etsy mokymų Amerikoje, Anglijoje, aš pati jie naudojuosi ir tą turinį vartoju ir klausau podcastus įvairių Etsininkų ir netgi esu kadaise prieš keletą metų pirkus vieną Etsy kursą už $2,500, čia atskira istorija. Bet iš esmės šita tema paliečia, kai mane kreipiasi žmonės, kuriems reikia greitai pagalbos. Tai yra, kai jų blokuoja Etsy parduotuvę. Ir čia įvairiais kampais aš šitą temą galiu paliesti, bet bandysiu tokiais keletą momentų prakalbėti, papasakoti, nes dabar kaip vedu mokymus kursuok platformoje 3 grupėms iš eilės rytais, vakarais ir savaitgaliais. Tai mes šitą temą jau daug kalbėjom, šiek tiek Instagram'e savo kalbėjau ir įrašų ir postų rašiau, bet aš noriu, kad liktų šis video įrašas ir kurį galėčiau naudoti, kai mane kreipiasi žmogus, nes tą patį per tą patį turi pasakoti ir galbūt tikiuosi, kad YouTube algoritmas parodys ir tiems, kuriems reikia. Taigi, Etsy blokavimai. Tai pirmas dalykas, kai mane kreipiasi žmogus, būna man blokavo parduotuvę, nežinau kodėl, arba iš niekur nieko, be reikalo, aš viską gerai dariau ir man užblokavo, ką man dabar daryti. Tai noriu dar tokį dalyką pasakyti, kad tai dažniausiai yra žmonės, 100%, tai yra žmonės, kuriuos aš pirmą kartą girdžiu, kurių aš nematau savo kursuose, kurių aš nematau tarp savo auditorijos Instagram'e, kur aktyviausiai kalbu Etsy tema. Jie, aišku, kažkur mane seka ir žino, arba tada pradeda ieškoti, googlinti ir tuo metu atranda, bet tai nėra ta auditorija, kur įsitraukia į mano turinį, kur klausia, pakomentuoja, padėkoja ir panašiai. Tai yra auditorija, kuri vat, iš šono kažkaip žino, kad aš tokia esu. Ir jau kai nutiko bėda, žinau, kur kreiptis. Kaip ir faina, smagu, vadinasi, gerai darau savo darbą ir žmonės mane žino. Viskas ok šito vietoje. Kas yra nesmagu, tokiais momentais, kai mane kreipiasi su rodos kaltinimu man, kad arba reikalavimu man, kad aš privalau padėti tas parduotuvės sutvarkyti ir atblokuoti. Tai šito vieto noriu iš karto pasakyti, kad aš nesu Etsy darbuotoja, aš esu individualiai dirbantis asmuo, kuris populiarina, reklamuoja Etsy platformą, aš neturiu jokių sutarčių su Etsy ir tai yra mano iniciatyva vykdoma veikla, dėl to aš tikrai nesu įsipareigojus niekam padėti, tiesiog tai ne mano atsakomybė jums sutvarkyti parduotuves, ar ne?
Aš žinoma dalinuosi turiniu, labai daug turinio dalinuosi nemokamai, labai daug informacijos dalinuosi Etsy klube, kur yra visiškai minimalus mokestis, o ten atiduodu labai daug, įskaitant ir parduotuvių peržiūras, kas kainuotų žymiai brangiau, tai tikrai investuoju daug savo laiko. Tai tie žmonės, kurie į mane kreipiasi, tikrai nesakau, kad visi, yra tokių, kurie labai mandagiai ir išsigandę ir paprašo, per mėnesį būna keli tokie atvejai, kartais vienas, kartais du, kartais trys, nėra tai labai daug, ar ne, keli atvejai. Bet didžioji dauguma tų žmonių, labą dieną, arba sveiki, man blokavo parduotuvę, ką daryt? Tiesiog, ar ne? Tai aišku, tada prasideda mano klausimai. Aš noriu išsiaiškinti šiek tiek detalių, aš niekada neatsisakau visiškai padėti, aš niekada nesakau, kad atsiprašau, negaliu jums padėti, nedarau tokių dalykų, aš tiesiog pasistengiu įsigilinti į problemą, kas įvyko. Tai, bet dar pratęsant tą, kad buvę atvejų, kada tiesiog man buvo pasakyta, kad aš turiu sutvarkyti parduotuvę, nes aš užsiimu Etsy, aš reklamuoju, gal ne toks žodis paminėtas, neatsimenu, bet ne va tai aš kalbu apie Etsy mokinu, tai dabar aš turiu ir padėti, nes žmogus prarado savo pajamas, savo pinigus, savo kanalą, tai jeigu aš jau reklamuoju ir pardavinėjau kursus, tai aš dabar turiu jam padėti nemokamai susitvarkyti jo problemą, nors tas žmogus nėra pirkęs mano kurso, kuriame viskas pasakoma, kaip tinkamai tą daryti, neatsiblokuoti, bet turime tinkamai daryti Etsy ir ne Etsy verslą. Jis nėra Etsy klube, jis neseka manęs Instagrame, bet aš jam turiu nemokamai padėti, ar ne? Tai ta prasme, jis dirbo savo darbą, Etsy darė, gavo pinigus pajamas už tai, aš savo darbą dirbu, tai yra mano realiai pagrindinė veikla, viskas, kas susijęs su Etsy ir mano pačios parduotuvės, bet aš turiu nemokamai jam darbą padaryti, ar ne? Tai man toks truputį juokingas momentas ir šiek tiek pikta tokiu metu būna, tai noriu iškart pasakyti disclaimer, kad aš tikrai neprivalau niekam padėti, bet dažnu atveju beveik visada aš neatsisakau, nenutraukiu to pokalbio ir pasistengiu įsigilinti. Tai pirmiausiai, ko prašau, tai kažkokiu tai parodymų, įrodymų, kaip ta parduotuvė buvo vystoma. Aišku, jeigu jinai yra užblokuota, mes prie jo prisijungti negalim, nebeturim jos niekur jau paieškoje nerodo, tai tiesiog mes prie jos prieiti negalim. Bet kartais žmonės turi kažkokius screenshotus, dažnai turi nuotraukas produktų, kartais netgi aprašymus turi kažkur susidėlioja kitur ir dažnu atveju turi ką parodyti. Tai vat, kai man kažką jau parodo, aš galiu daryti prielaidas, kas ten galėjo įvykti ir kodėl Etsy galėjo blokuoti. Nes kai Etsy blokuoja, tai tada jie nerašo priežasties, kad va būtent dėl šito ir šito, ar ne, jums blokuota. Tiesiog viskas blokuota ir jūs nebeturite teisės pardavinėti Etsy. Dar galima teikti appeal, tą apeliaciją, bet dažniausiu atveju jos nėra patenkinamos ir gaunamas tiesiog toks atgal automatinis laiškas, nurodantis, kad ne, dėl jūsų apeliacija nebuvo patenkinta ir toliau linkime jų sėkmės kitur, kažkur kitur, kitose kanaluose, kitose versluose, bet ne Etsy. Tai iš tikrųjų, kai žmogui blokuoja, tai parduotuvė, tai jis nebegali daugiau Etsy prekiauti savo vardu, netgi gali blokuoti parduotuvės, jeigu yra kitos dar parduotuvės, irgi kartu blokuoti, tai tiesiog Etsy atsikrato to žmogaus, to prekeivio, fizinio asmens ir kitų parduotuvių, kurios yra susiję su tuo fiziniu asmeniu, tam, kad platformoje vyktų tvarka. Tuo toliau pratęsiu. Taip. Tai kai man žmogus atsiunčia parodyti, ką jis turi, beveik visais atvejais aš turiu už ko užsikabinti. Tai yra labai dažnai būna kažkokie pažadus teikiantys aprašymai, ko Etsyje tikrai negalima daryti, kad ten apipinti pažadais ir kaip žmogus jausis ir panašiai, ir kažkokiais neteisingais faktais. Ir ten apie vaikus kažkas įtraukiama, kažkokiais pavojingus paminima, gyvūnai paminimi ir panašiai, kad tiesiog yra klaidingai, tada Etsy galbūt ir klaidingai interpretuoja, ar ne, kad jūs ten gyvūnais neprekiaujate ar vaikais neprekiaujate Etsy, bet jūsų sakiniai taip supinti, taip išpūstai aprašyti, kad daroma prielaida. Ir vat tie aprašymai, dėl ko aš ir savo kursus ir studentams dažnai visada sakau, kai darome listingų produktų aprašymai,
Nerašykite jokių ten frazių, gražių reklamų, nieko. Aiškiai detalėmis, kas per daiktas, kam jis skirtas, kokiai progai, kam tinka dovanoti, detalės, informacija, priežiūros informacija, kada išsiųsite ar ne, kokį dar kitą produktą rekomenduojate jūsų parduotuvės nuorodą ir dėkojame ir mūsų vardas. Jokių ten reklaminių šūkių. No, no, no. Tai čia toks vienas iš dalykų, kas gali būti ir esu tą mačiusi, kada buvo tokie prašymai, na, tokie su perkeltinė prasme, kur su romantika ir panašiai, tai ten ne, Ecija tam ne vieta. Kitas dalykas, paskutiniu metu, kas yra nutikę su vienu klientu ir nagrinėtu atveju, tai buvo vyriškis, kurio produktas buvo iš medžio tų plonos tokios plokštės, kur būna su lazeriu išpjauna įvairias formas, išgraviruoja kažką ir jis darydavo tam tikras formeles ir simbolius, bet kaip ir naudoti toliau kažkokiuose kraftuose, rankdarbiuose ir panašiai. Ir jis, jeigu neklystu, tai berods 2 metus turėjo Etsy parduotuvę ir jam ją užblokavo. Ir jis sako, aš 2 metus sėkmingai veikiau ir, ta prasme, aš nesupratau, ką padariau, aš nieko blogo nepadariau. Ir kai mes pradėjom gilintis, tai pasirodo, tas žmogus naudojo savo listingams nuotraukas, kurios yra ne jo. Jis paimdavo iš interneto, iš įvairių puslapių, susirasdavo tų įdomių detalių, nuotraukų. Jas dėdavo į savo listingus, bet kai žmogus užsako, jisai galėdavo jas tiesiog pagaminti, ar ne, ten kažkaip susiprogramuodavo tą savo aparatą, nežinau tų terminų. Tai jis kaip ir galėdavo pagaminti, bet nuotraukos tai buvo ne jo. Ir tikėtina tai, kad tiesiog žmonės pamatė, pradėjo raportuoti ir Etsy tai patvirtino, ir tiesiog jie nesitsaskina, jie tiesiog ima ir blokuoja. Tai, kad žmogus sėkmingai 2 metus vedė savo Etsy parduotuvę ir turėjo pardavimus ir viskas buvo ok, negarantuoja to, kad vieną dieną ta parduotuvė nebus užblokuota. Tai to daryti negalima. Nuotraukas savo produktų turite pasidaryti jūs patys. Ir aš esu nekart ir mačiusi, kada iš žurnalų kažkokios tai nuotraukos fotografuojamos, na, pavyzdžiui, mezginių žurnalai, atsiprašau, mezgimo žurnalas ir suknelė nufotografuojama ir neva tai numegs tokią suknelę. Negalima to daryti, reikia numegsti tą suknelę, nufotografuoti ir tada galima. Tas paternas raštas, vadinamas instrukcija, taip jūs galite naudoti. Jums niekas negali uždrausti naudoti jau išleistų paternų arba paternais. Tiesiog čia instrukcija, gal rašto schema, bet vadinam paternais Etsy terminas. Tai kai jūs nusiperkate paternus arba kažkur žurnale, tai juos naudoti galima ir daiktus pardavinėti galima. Bet nuotrauka turi būti jūsų, ne to paterno nuotrauka, o jūsų padaryto produkto nuotrauka. Taip. Tai tokios priežastys taip pat gali būti copyrighto priežastys, kada naudojami copyrightiniai užregistruoti prekiniai ženklai produktų aprašymuose, produktų pavadinimuose. Kitą kartą sako žmogus, aš nerašiau, nei pavadinime aprašiau, niekur nebuvo matyti, bet taguose buvo įdėjęs, tai taguose irgi negalima atsigirti, tagus mato, ar ne? Ir jeigu tai yra pakartotinai, nes būna gaunami įspėjimai, dėl trademarko galima gauti įspėjimą 1 arba 2 kartus ir po to gali blokuoti, bet jeigu tas piktybiškai daroma ir toliau, tai tikrai atsiblokuos. Tada neapmokėtos skolos ilgalaikės, pavyzdžiui, už listingus, už Etsy ads ir Etsy automatiškai nepaima pinigų nuo jūsų sąskaitos, bet yra jūsų suvesta kortelė ir jūs turite paspausti mygtuką Pay Now. Ir jeigu tas ilgai nepadaroma, Etsy gali blokuoti, ar ne? Tai yra tų priežasčių įvairių. Ir įdomus dalykas tas, kad aš sakau vieną užsienio blogerė, kur kalba angliškai Etsy tema. Ir Amerikoje buvo darytas Etsy iniciatyva toks projektas, kada Etsy susikvietė Etsy lektorius savo iniciatyvą veikiančius Amerikoje ir su jais norėjo turėti tą kontaktą, ryšį, kad iš jų išgirstų tam tikras feedbacką, grįžtamą ryšį iš klientų žmonių, nes kai žmonės kreipiasi į Etsy suportą, tai jie dažniausiai labai emocingai, kažkaip iš savo perspektyvos pasakoja ir panašiai. Lektorius, kuris dirba toje srityje, jis dažniausiai turi tą platesnę imtį statistinę, ar ne, ir mato vaizdą konstruktyviai, koncentruotai, mato probleminės vietas, kad tai ne vienam atsitiko, kad tai yra tikrai problema ir jie Etsy perdavinėjo tas, naujienas žinias ir tą informaciją iš, kaip sakyt, pardavėjų pusės.
Ir ką Etsy padarė, tai Etsy padarė, ir jie išgirdo, kad problema yra blokavimai, kad tai yra tikrai, na, skaudi vieta selleriams, pardavėjams. Ir ką Etsy padarė, tai jie pasiūlė tiems Etsy lektoriams surinkti parduotuvių sąrašus iš savo auditorijos žmonių, kurie yra nukentėję dėl blokavimo, su pažadu, kad jie tikrai peržiūrės, ar ne, nes, kaip minėjau, kada kreipiamės su appeal, apeliacija, tai dažniausiai neperžiūrimos tos parduotuvės, automatiškai vėl siunčiamas laiškas, ten automatiškai gal kažką peržiūri keletą punktukų, bet vėl tą patį rezultatą gauna ir siunčia, kad sorry, bet neatnaujinsim parduotuvės. Tai jiems pažadėjau rankiniu būdu tuos sąrašus peržiūrėti, skirti tam tikrų darbuotojų laiką ir ką jie pamatė, tai kad tie konkretūs lektoriai jie surinko apie 250, tikslaus skaičiaus nepasakysiu, bet tarp 200-300 kažkas tokio buvo, nebeatsimenu skaičių parduotuvių, kurios buvo blokuotos ir ką jie atrado, kad jie atrado tik keletą parduotuvių, realiai, vienas skaičius, ar ne, ne 10, ne 15 netgi, labai mažą skaičių parduotuvių, kurioms tikrai per klaidą buvo uždaryta tos parduotuvės. Ir jas atstatė, visų kitų parduotuvės buvo uždarytos nebe priežasties, nebe reikalo, o su tikra rimta taisyklių pažeidimo priežastimi. Tai šitoje vietoje nereikia būti naiviems, kad mes darom viską teisingai, kad Etsyje galima daryti, jeigu kitas daro, aš irgi galiu daryti, tai jeigu kitas perparduoda kažką ten iš temų, aš irgi galiu, jeigu kitas naudoja kažkokį personažą Disnėjaus, aš irgi galiu, nes žiūrėk, ten naudoja, tai ir galima, ar ne? Tai jeigu jūs gatvėje pamato žmogų, kuris pjaudos ir mušasi, tai visiems tada galima? Tikrai ne. Ir Etsy lygiai tas pats. Etsy, vadinasi, dar nepriejau prie blokavimo, dar neužstrigo ant algoritmo, dar kažkas nepaskundė, dar tada negavo pretenzijos dėl copyrighto, dėl prekinių ženklų, nes dėl prekinių ženklų pretenziją turi pateikti to prekinio ženklo registracijos turėtojas, ar ne? Ne pats Etsy nusprendžia, bet turi gauti pretenziją, tada Etsy tikrina ir tada deaktyvuoja tą listingą arba blokuoja. Tai yra įvairių priežasčių. Dar būna tokių, kad žmonės iš tikrųjų turi licenzijas naudoti tam tikrą prekinį ženklą arba grupiai žmonių išsipirkę licenzijas, tai mes niekada nežinome tų dalykų, bet tai, kad kažkas daro Etsyje, ko negalima, savaime tai nepaverčia galiojančią taisyklę. Tai tą noriu labai akcentuoti ir neseniai turėjau atvejį savo Etsy klubo paskyroje, kada kažkoks profilis, nežinau, net vyras ar moteris, bandė mane užginčyti ir pasakyti, kad aš klaidinu savo auditoriją. Neva tai Etsyje galima prekiauti ir kopijomis, galima prekiauti ir naudotais daiktais, nesvarbu kokio amžiaus galima prekiauti, galima perparduoti produktus kitų gamintojų, nes tam neva tai yra atskiras skyrelis pažymėti, tai noriu pasakyti, kad negalima. Perparduoti kitų daiktų, kitų gamintojų negalima. Įkelsiu aš į aprašymą nuorodas, kur tiksliai apie tai galima pasiskaityti. Tai yra Seller's Guide ir House Rules ir dar yra Terms and Conditions, kur aiškiai parašyta. Ir tas skyrelis, apie kurį tikriausiai aš mums kalbėjau, tai yra Production Partners. Tai Production Partners yra ne gamintojui, ar ne, kurio perparduodam daiktus pažymėti, o produkcijos partneriai, gamybos partneriai. Tai reiškia, jeigu aš, pavyzdžiui, nupirkau užrašinę, ir ją perparduodu Etsyje ir pažymi Production Partners, to daryti negalima. Negaliu perparduoti kito pagaminto daikto. Jeigu aš ją sukūriau pati, ar ne, mano tai yra dizainas sukurtas ir man pagamino fabrikas, tai aš turiu pažymėti Production Partner ir galiu pardavinėti. Bet jeigu tai yra ne mano sukurtas daiktas, aš negaliu jo nupirkti ir perparduoti. Vienintelius daiktus taip daryti, perparduoti galima, tai yra rankdarbių priemonės ir sudaryti rinkinukai dovanų. Tai galima sudaryti dovanų rinkinuką ir jį parduoti, ne? Tai ne patys gaminot kiekvieną daiktą, bet pagaminot tą rinkinuką. O Production Partner taip pat, ką aš galiu daryti, aš galiu nupirkti tą užrašinę, pagamintą, kažkieno, ne mano sukurtą, o mano pagamintą. Ir ką aš galiu daryti? Aš galiu ant jos piešti. Aš galiu ją išklijuoti Swarovskiais, ar ne? Aš galiu kažkaip ją pakeisti ir tada galiu parduoti. Ir tada taip pat turiu pažymėti Production Partner, kas gamino pačią užrašinę. Tai tam skirtas tas skyrelis, o ne šiaip gamintojai pažymėti. Taip pat su panaudotais daiktais. Jeigu aš nusipirkau suknelę prieš mėnesį laiko, užsidėjau 3 kartus,
ir Etsy nori parduoti. Tai aš negaliu jos parduoti Etsy kaip naudoto daikto. Tam naudojam Vinted, ar ne? Etsy naudotą daiktą, drabužį ir kažkokį ten indą ar kažką galima parduoti tik tai, jeigu jis yra vintažas, tai yra daugiau negu 20 metų senumo. Šiaip naudotų daiktų Etsy parduoti negalima. Taip pat, jeigu nusipirkom, pavyzdžiui, daiktą, kuris yra, na, tiesiog kažką nusipirkau savo, indų rinkinį, ten paveikslą, dar kažką, ten tas žmogus apie paveikslą kalbėjo ir man jisai nepatiko, ar ne? Ir aš tada įkeliu į Etsy parduoti. Negalima to daryti, Etsy netinkama tam platforma, vėl reikėtų tai parduoti Vinted. Nesvarbu, kad panaudotas daiktas, jisai turi būti daugiau negu 20 metų senumo. Bet jeigu nusipirkom vintažinę suknelę savo ir man jinai nepatiko, tai aš ją galiu parduoti, bet jinai turi būti senesnė negu 20 metų. Šitos dalykus apibrėžia labai tiksliai Etsy taisyklės ir jeigu jų dar neskaitėte, įkeliu nuorodas, būtinai nueikite ir perskaitykite, ten tikrai labai aiškiai parašyta ir kažkaip kitaip jų interpretuoti tikrai neina. Labai, na, viskas ant juodam balto. Jeigu nesuprantat labai gerai angliškai, tai siūlyčiau ką daryti. Nusikopijuoti mažais tekstukais, nusikopijuojam tekstuką, keliam į ChatGPT, paprašom, kad mums išverstų lietuvių kalbą. Ir viskas bus labai aišku. Ten yra, kuo galima, kuo negalima prekiauti, ar ne, kokios yra pardavėjų taisyklės, ką galima daryti platformoje, ko negalima daryti. Ir kai žmonės jų neskaito arba ignoruoja, arba kaip ir žino, kad tokios yra, bet kiti daro, aš irgi galiu, tai va tada tos staigmenos su blokavimais ir ištinka. Ir tada, kas įvyko, taigi viskas buvo gerai. Tikrai ne viskas buvo gerai. Reikia nepamiršti, kad Etsy platforma mums nepriklauso kaip pardavėjams. Mūsų paskyra, mūsų parduotuvė, Etsy Shop, jinai techniškai yra paskyra, mums nepriklauso. Mes esam nuomininkai, naudojamės tą platformą, naudojamės marketplace ir jo galimybėmis. Visi klientai, kurie perka iš mūsų Etsy platformą, yra Etsy klientai, ne mūsų, ar ne, jie atvedami per platformą. Na, nebent mes patys atsivedėm, bet atsivedėm į platformą, jie irgi yra faktiškai Etsy platformos klientai, mes ten, pavyzdžiui, negalim pasiimti jų duomenų elektroninio pašto ir tada jiems siuntinėti naujienlaiškius. To daryti negalima, nebent mes atsiklausėm kliento ir jis sutiko prisijungti prie mūsų naujienlaiškio pats. Kitu atveju negalima, ar ne? Tai kai mes ignoruojam kažkokias taisyklės arba net nesam su jomis susipažinę, bet galbūt kažkur tik tai girdėjom, kažkas sakė, kažkas pasakojo, žinau, kad kažkas prasisuko Etsyje, ten perpardavė labai daug iš temų daiktų, žymiai brangiau ir aš taip darysiu, tai tikrai ne. Na, gal kažkiek laiko ir pavyks, bet toli su tuo nenuvažiuosit, nes tiesiog yra netinkama platforma. Jeigu norite perparduoti daiktus, šiaip tai kaip verslas, kaip biznis, tai yra legalu, bet to negalima daryti Etsyje. Ta daryti reikėtų tada eBay'ui, Amazon, Vintede galbūt, gal kažkur kitur. Vintede negalima daryti tokio kaip biznio verslo, ar ne? Tai reikia laikytis platformos taisyklių, jas įsigilinti, jeigu norime, na, toj platformų būti ilgam, iš to uždirbti. Ir šito vietoje tikriausiai ir pabaigsiu dabar, jeigu kiltų kažkokių klausimų, arba jausiu, kad noriu dar daugiau kažko papasakoti, tai būtinai pasidalinsiu, padarysiu dar kitą video, bet šitoje temoje, manau, sudėjau koncentruoti tai, ką norėjau papasakoti, išsipasakoti jums, tai laukiu jūsų komentarų. Žinau, kad tai aštri tema ir gali būti komentarų visokių, bet mano patirtis platformoje ir mano konsultavimo ir pagalbos žmonėm patirtis, kiek aš su supportu Etsy esu kalbėjausi šitomis temomis, tai tikrai 100% esu atskaitinga už savo žodį ir žinau, ką kalbu. Tai nuomonių gali būti visokių, bet faktai yra faktai. Tai jeigu kažkam nepatinka, kad negalima perparduoti Etsyje, tai, na, čia jau ne mano kaltė, tai yra platformos taisyklės, bet kviečiu pasidalinti, galbūt turite kažkokių istorijų arba klausimų papildomų, tikrai ne viską, galbūt iki smulkmenų žinau, kažkokių specifinės kažkokios tai situacijos ir kai aš susiduriu su tokiomis, kai klientai mane kreipiasi, aš tada ieškau atsakymų arba kreipiuosi į Etsy supportą susižinoti ir tada galiu patikslinti. Bet šito vietoje, na, manau, kad temą išpildžiau ir susitiksime kitose temose, o dar noriu paprašyti tai prenumeruoti mano kanalą, čia tikrai visko bus dar daugiau ir dabar jau yra, galite dar prabėgti pro sąrašą video iš anksčiau ir netrukus vėl susitiksime. Iki.